Vis labiau dažnėjanti situacija. Žmogus skambina, sako, sveiki, noriu automobilių patikros, sakom, sveiki, liuks, padarysim be problemų, sako, bet važiuoju pats į aikštelę, apsižiūriu, jeigu man tikrai patinka, tada užsakau patikrą. Nuvažiuoja, Gariūnuose į aikštelį stovi automobilis, apsižiūri, pardavėjai kaip ir maloniai bendrauja, viskas liuks ir pasako, bet norėsim užsakyti auto patikrą, kad patikrintų, kad žinot, norit iš tikrųjų geras automobilis, kokie yra realūs defektai. Ir pardavėjai sako, ne, mes neleisim jų, nes jie neadekvačiai žiūri į defektus, tiesiog seniems automobiliams visiems jų yra. Ką mes pasakom tokiems pardavėjams ir klientams, kurie papuola į tokią situaciją? Mes į defektus žiūrim adekvačiai, ar tai yra 2 metų senumo automobilis, ar 5, ar 10, ar 15. Visada vertinam pagal rinką, pagal kainą, pagal tų metų einamus defektus. Esminis dalykas, kodėl esam nemėgstami pardavėjų, tai, kad mūsų šūkis yra pirkėjas privalo žinoti visus defektus. Ir tik tada priims sprendimą, ar nori pirkti automobilį ar ne. Tai žinodami dažnai žmonės ir nenori pirkti to automobilio, nes pardavėjas nenori duoti tokios kainos, kiek jis iš tikrųjų yra vertas. Taip jau yra. Bet gerai, bet šitas žmogus taupė pinigų ant patikros, nes tikėtina, kad būtų buvę paslėptų rimtų defektų, dėl ko jis mūsų neįsileido.